Žodžiu, šitas video, kurį dabar matysite, jis yra nufilmuotas, tai jau yra įvykę maždaug prieš kelis mėnesius. O dabar aš esu šiek tiek kitoj vietoj. Ir šitas video visai netitinka realybės, nes viską, ką jūs matysite šitame video, visą tai atsitiko prieš porą mėnesių. Ir bus dar kokie 3 video, kurie bus šiek tiek iš anksčiau. Bye bye. Žodžiu, diena nesibaigė, tiksliau naktis nesibaigė. Mes ką tik dabar atvažiavom. Maybe English? No, because it will be like half a video in English, half in Lithuanian. Right. I'm really confused. What should I do now? So, the day is not over. We just... wait, don't talk about toilet now. In the Agora Lake there are some cliffs where you can jump from, and we just came in the night to check them out. We probably won't see anything. Excuse me. What are you afraid of? You, Beer? Do not block the gate. We're a little bit scared because they told us that there are like a lot of bears around here. We're a bit afraid of meeting a bear. Be really Oh my loud. gosh. Let's sing something. No. What are we going to do if we meet a bear? We're gonna die. Yes. Yeah, But yeah. guys, I think So we need a Guys. plan for real. I mean, we have to do. For example, yeah, it's funny, but what if we see the bear? can we just go back to the car? Guys, but really, if No, we no. will meet a So bear, if we meet a 'Cause I bear, don't want- we will be dead. So we don't have to make a plan. I'm scared. Mama, tėti, labai myliu, nejuokinga. No, guys, please, can we go back? No. Let's go, let's go. Now we're trying to figure out all the possible ways of dying when meeting a bear. I hate you. Resort. Šitas video net netrodo įtikinamas, atrodo, kaip mes galime meškos bijoti. Ypač kai Lietuvoje sėdi, žiūri ir galvoji, kokios dar meškos. Bet čia, kur mes gyvenam, čia yra meškų, mes matėm ir jos pavojingos. Dėl to iš tikro naktį vidury miško kažkur būti yra neprijaukiausia. Bet man įdomu, iškart bus vanduo ar klip. I heard something. Really? Really. What did you hear? I don't know, like no. No. Like What did you hear? there. Tell us. No, what? What did you hear? Oh, it's just a little animal. We hope so. A little bit. Oh my gosh. So, just a little bear. Not the biggest. Just relax and think about McDonald's. Yeah, Okay, now I heard too. No, it's just... No, No! Look, I see. It's the lakes. It's right there. Yeah, and a lot of. We reached the water. And I think. Kaip šilta. It's so warm. so I great. think It's the so view- warm. Then we can go home. To McDonald's, of course. Feeling. Do you think we're going to meet a bear? No. 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 Oh, really? So we're finally safe in a car. Hopefully we won't meet any bears. No, I hope actually we're gonna meet some bears, but we're gonna be safe. Yeah. Ir net prie mūsų namo mes matydavom gan dažnai meškas, jos ateidavo į mūsų konteinerį pasiknisti ir jos ieškodavo maisto. Gal net turiu porą nuotraukų. Ir vieną kartą išeidamas iš darbo mačiau mešką tokią nemažą. Meška. Baisu biški. So we have a happy ending because we're in McDonald's finally. We're gonna order a Big Mac right now. Thank you. Order number 275. Thank you. Can I have quarter pounder meal? Medium or large? Medium. Is that all? Yeah. Probably it will be his. No, should be yours. I can't say it. Second.
Feels good. Naujienos tokios. Vienai kambariokį bendradarbis darbė pasipiršo, jinai galvojo, kad jis juokauja, bet kai jis pasiūlė į savo močiutę žiedą ir pasiūlė vakarienę ir taip toliau, tai ta suprato, kad jis greičiausiai nejuokauja. Tada kita kambariokį grįždama iš darbo sutiko mešką ir jinai sakė, kad ta meška ją vijosi ir jinai parbėgo visai išsigandus. Radau Facebook'e skalbimo mašiną už $40. Tai dabar mes važiuojam jas pirkti. Galvojam, kaip čia atsivežti. Mašinos tai neturim, tai net ėjom gatvę ir radom šitą vežimėlį. Tai dabar važiuojam. Bet žinot, kame problema yra su amerikietiškais vežimėliais? Amerikietiški vežimėliai, jų ratukai, jų tik priekiniai ratukai sukinėjasi, o galiniai nesisukinėja. Ir tai yra labai sunku valdyti. Šitie ratukai, šitie nesisuka, o Maksimui sukasi. Va ir skalbenkė, dabar dar reikia nusidėrėti dar $10 iš šeimininko. No, Tuti. You were sleeping? Resting. Oh, okay. Late night last night. Oh, just sorry. No worries. I was coming with my friend and she wanted to do the makeup and I said, we're leaving in 5 minutes. She said, no, I need at least half an hour. Oh man. But and then she left because I need to go to work. Can I get it for 30? Yeah, that's fine. Will you help me out to put on this thing? Sure. I can totally do Ar taip jau lengva vežti tą skalbenkę? Žinot, kas yra kvailiausia? Kvailiausia tai, kad ten kelias pasibaigė, o aš ten norėjau eiti. O ten kelio pabaiga. Aš galvojau, čia bus trumpesnis kelias, bet čia yra kelio pabaiga. Tai dabar man reikia eiti iki galo tos gatvės ir tada pasukti ir eiti atgal ilgesniu keliu. Šitas skalbenkė sugadino mano skeitą, va kas čia dabar? Arba va kas va čia, kas čia, ką? Viskas, pabaiga šito video.